Pats Vilnietis čia? Taip. Ar reikia kur tikrinti? Čia kur siuntė į Express Market Partizano 82. Gerai, dabar turit pretenzijų, neturit? Tai tau paaiškų tikrinti reikia, taip? Tikrai taip. Ponas Vitalij. Ne. Dar mes neišėjom iš Parduotuvė iš viso iš tikrųjų negalima filmuoti. Tai čia irgi yra vidaus tvarkos. Aš to išjungsiu, mane čia užpulsit visi. Pulsim, tik laukiam tave čia užpult, labai svarbi persono. Ir daugiau nieko nelaukiam. Akropolį jau buvo. Tai už ką tavai taip įdomu puola, aš nežinau, su Žinau, tai pulsi. O tai į lauką išėjęs? Aš išjungsiu į lauką, aš noriu kai ką paimti. Reikia prieštonį, nepaieškau. Supratau. Ieškokite. Viskas? Prašau. Dabar filmuota medžiaga, jeigu galima, ištrinkite. Ko dar? Aš pretenzijas turėsiu. Taip, dabar man pasakykit, va, šitas lipdukas, ką reiškia? Šitas toksai? Lipdukas, va, šitas, ką reiškia? Žinau, čia ne mūsų lipdukas toks. Ne jūsų lipdukas. Jūs perkate prekę parduotuvėj, jeigu perkat pirkit. Aš pirksiu. Aiškinkitės, Tai dabar kokybės aš noriu sužinoti galiojimo laiko baigimas va šito sasiskų. 18 dieną šiandien yra. Taip. Galiojimo laikas. Galiojimo laikas šitų dešrelių koks. 18, va šitas lipdukas šitą pasako. O šitas ką pasako? 15? 3 dienos. Ir jūs dar norit parduoti jį? Tai kur teisės dabar? Kur kieno teisės? Tai jūsų teisė rimtis galiojimą? O dabar jūsų teisės. Norit paskaitysiu? Jūs perkat prekę ar ne? Perku. O dabar jūsų teisė noriu paskaityti. Jums ir jūsų vadovybei. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 6 knyga. Draudžiama parduoti daiktus, kurio tinkamumo naudoti terminas yra pasibaigęs. Dabar aš kviesiu čia maisto ir veterinarijos tarnybą, kad jie jūs patikrintų. Ir tada va... Man patinka su dabar. Ir paskui dar mes ir pašnekėsim su jūsų vadovybė. Nieko nepirksiu.